Per ilgą muzikos instrumentų vystymosi istoriją vienas instrumentas niekada nenustoja kelti klausytojų susižavėjimo. Tai vamzdiniai vargonai. Iš visų modernių instrumentų vargonų istorija yra seniausia, o jų išlikęs repertuaras plačiausias siekiantis beveik 700 mečius. Įvairiose šalise vargonai vystėsi skirtingai. Tam turėjo įtakos vietinės vargonavimo tradicijos, vyraujanti religija bei kaimyninių šalių tendencijos. Pirmieji vargonai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais buvo statomi bažnyčiose ir didikų dvaruose. Vėliau vargonavimo tradicijas puoselėjo ir vienuolynai. Nenuostabu, kad Vilniaus universiteto ansamblyje, kurio pradžia siejama su jėzuitais, šiuo metu skaičiuojame net 6 vargonus, iš kurių 5 yra istoriniai, kol kas dėja ne visi veikiantys. Pagrindiniai Šventų Jonų bažnyčios balkone stovintys didieji vargonai dar neseniai kvietė publikai koncertus šiuo metu renovuojami, bet greit vėl jų garsai užpildys bažnyčios erdves. Tad šis pasakojimas ne tik apie šių vargonų išskirtinę istoriją, jais grojančių vargonininkų duetą, bet ir poreikį šiuolaikiniame socialinių tinklų amžiuje neprarasti ryšio su klausytojais. Menininkas nebūtų menininkas, jeigu jis dar ir nesidalintų, nes vieni kūrėjai tik kūrė, bet labai tiesiog užsidaro savo celėse tik tam, kad kurtų, o kiti kūrė, bet dar ir dalį laiko skiria pokalbiui apie tą kūrybą su visuomenė. Tai mes maždaug tokia kryptimi ir einame su aušra. Tik aišku, dabar tos masinės kultūros, popkultūros laikais ir dėmesio susitraukimo, sutrumpėjimo laikais, kai būsimą klausytoją tu arba pagauni, arba prarandi per pirmas 7 sekundės, taip sakant, jis išsiblaško ir toliau eina prie kito įrašo telefone per 7 sekundės. Reikia iš tikrųjų daug dėmesio skirti tai sklaidai. Ir tiesiog pusę darbo skiriame kūrybai, vargonavimui, naujų kūrinių kūrimui kaip kompozitoriai, o kitą pusę darbo skiriama sklaidai. Vilniaus universiteto Šventų Jonų bažnyčioje stovintys vargonai atkeliavo iš Polocko jėzuitų bažnyčios. Pradžioje jie buvo daug mažesni. Manoma, kad jų autorius galėjęs būti garsus 18 amžiaus vargonų meistras iš Karaliaučiaus, Kasparinį arba žymus Vilniaus vargonų mokyklos atstovas Jansonas. Vėliau dar 2 talentingų meistrų praplėsti Šventų Jonų bažnyčios vargonai ir toliau stebino amžininkus. Nuostabus Jonų bažnyčios vargonai buvo iš pagrindų perstatyti, praplėsti iki 3 manualų ir dar daugiau registrų negu buvo anksčiau, 19 amžiaus pabaigoje, garsaus meistro Juozapo Radavičiaus. Ir turime paminėti, kad šitoje bažnyčioje dirbo labai garsus lenkų kompozitorius ir vargonininkas Stanislavas Moniuška 19 amžiaus viduryje. Iš čia kūrė ir Vilniuje 4 aušros vartų litanijas, garsiosius savo ciklus, taip pat ir organizavo koncertus, chorus, orkestrus. Žodžiu, buvo labai aktyvus muzikinio gyvenimo veikėjas. Tačiau 20 amžiuje, kai atėjo, reiškia, antrasis pasaulinis karas, tiems vargonams atėjo sunkus laikai. Per karą šitie vargonai buvo išnešioti, išmindyti, išlaužyti. Kaip būna dažnai per karus, metalas dažnai buvo naudodamas iš vamzdžių lydyti kulkoms, pavyzdžiui, tie kareiviai su savo auliniais batais vaikščiodavo nieko nežiūrėdami. Tikrai didelis vandalizmas buvo. Ir po karo 1948 metais šita bažnyčia uždaryta buvo. Ir, žodžiu, buvo pavirsta sandėlių, po to laimiai čia buvo atidarytas muziejus, jau artėjant universiteto 400 metų jubiliejui. 1979 metai buvo 400 metų jubiliejus ir universitetas su visa bendruomenė suprato, kad čia reikia restauruoti visą bažnyčią, restauruoti visą interjerą. Taip pat ir vargonų prospektą, kaip meno vizualinį tą kūrinį tokį.
dar ne patį instrumentą viduje, bet pačią jo išorę. Ir kaip tik tam jubiliejui buvo restauruotas gražus, dailus Šventų Jonų bažnyčios prospektas. Ir darbus organizavo Respublikinis kultūros vertybių paminklo restauravimo trestas. Darbams vadovavo Rimantas Gučas, tuo metu jaunas vargonų tyrinėtojas, muzikologas, ir jis vėliau jau nepriklausomybės laikais permeta to tresto vadovavimą ir tai tapo Vilniaus vargonų dirbtuvė. Ir vėliau, nuo 1983 metų iki 2000 metų, 17 metų truko šito instrumento vidaus rekonstrukcija, nes vidus buvo, kaip sakiau, išnešiotas ir suniokotas, reikėjo atkurti tą instrumentą. Šventų Jonų bažnyčios vargonų instrumentas buvo rekonstruotas remiantis Kasparinį Radavičiaus dispoziciją ir yra labiausiai tinkami atlikti 18–19 amžiaus pirmos pusės vokiečių kompozitorių muziką. Nežiūrint to, jais puikiai skamba ir prancūzų ar kitų šalių kompozitorių kūriniai. Pirmą kartą šis didingas instrumentas oficialiai inauguruotas 2000 metų Liepos mėnesį iškilmingo koncerto, kuris vyko Tarptautinio vargonų meistrų bendrijos kongreso Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje proga. Šiuo metu šie garbingi istoriniai vargonai trumpam pritilo, nes prie jų vėl prisilietė restauratorių ranka. Vilniaus universitetas ir kultūros centras organizuoja šito instrumento renovaciją ir tas pats mūsų gerbiamas Janis Kalniš, meistras iš Latvijos, Ugalės vargonų dirbtuvės savininkas ir jo komanda, jie iš pagrindų irgi renovuoja šitą instrumentą, nes matot, tai per tą ketvirtį amžiaus susitelkė daug dulkių, iš pagrindų reikia suderinti instrumentą, mechaninės problemos. Visus tos metus labai sudėtinga paspausti klavišą šitame instrumente, nes jis yra visiškai mechaniškas. Apart 3 pūstuvų elektravaromų, kurie paduoda orą į dumplės. Daugiau nieko elektrinio nėra šitame instrumente. Viskas valdoma rankomis ir kojomis, kaip barokiniais laikais, kaip romantiniais laikais. Ir yra tas sudėtingumas tokio dydžio instrumentuose, 64 registrai, 3 manualai ir pedalai. Dažnai būna sunku paspausti klavišą ir grojant greitai, pavyzdžiui, grojant visais registrais, kenčia ir vargonininkas kenčia, ir kartais ir instrumentas kenčia. Tai buvo nuspręsta palengvinti antro manualo mechaniką, traktūrą, įrengiant taip vadinamą pneumatinį barkerio mechanizmą. Tokias mažytės dumplytės kiekvienam klavišui paspausti, palengvina. Ir tas suspaustas oras padaro daugiau negu pusę darbo už vargonininką, iš tikrųjų, spaudžiant klavišą. Ir dėl to dabar šiuo metu tas barkeris yra įrengiamas ir vyksta darbai jau prie kitų manualo mechanikos, 3, 1 manualo. Taip pat yra, aišku, nustatinėjama nauja temperacijų sistema, kad būtų galima groti įvairiose tonacijose, bet tokia sudėtingesnė, šiuolaikiškesnė muzika, romantiška muzika, chromatiška muzika, šiuolaikinė muzika. Tačiau tos visos tonacijos vis dar skambės šiek tiek skirtingai, išlaikant savitą skambėjimą. Vilniaus universiteto erdvėse įrengti ne vieni vargonai. Tad šiuo metu vykstant didžiųjų vargonų restauravimo darbams, universiteto vargonininkai muzikinius kūrinius atlieka pedalinę fisharmoniją arba mažosios aulos vargonais. Vilniaus universiteto vargonininkai kiekvienais metais pakviečia Vilniaus universiteto bendruomenės narius burtis į jų vadovaujamą vargonų studiją Unda Maris. Tai yra itališko vargonų registro pavadinimas. Ir mūsų vargonai didieji Šventų Jonų bažnyčioje turi šį registrą. Tai mes ir nusprendėme pavadinti savo studiją Unda Maris vardu. Ir Unda Maris tai yra marių vanduo, išvertus pažodžiu. Tai kuo yra įdomi šita studija, kad mes dirbam ne tik su studentais Vilniaus universiteto, bet jinai yra atvira visai bendruomeniai. Žodžiu, pas mus gali groti ir darbuotojai, dėstytojai, studentai, alumnai.
Tai va, tai susirenka labai įvairių žmonių, įvairių profesijų, bet jau pastebėjom dėsningumus, kad labai medikus traukia vargonai, fizikus labai traukia vargonai, chemikų esam turėję, žinoma, filologai. Tai va, per eilę metų iš tikrųjų sutikom labai įvairių ir labai įdomių žmonių. Vilniaus universiteto vargonų studijai Undamaris vadovaujantis profesionalūs vargonininkai Vidas ir Aušra Pinkevičiai yra aktyvūs vargonų meno populiarintojai. Eilę metų garsinantys šį instrumentą per įvairias paskaitas, seminarus, demonstracijas ir koncertus gyvai bei internetu. Jų patirtis rodo, kad siekiant profesinių aukštumų būtina formuoti ir tam tikras charakterio savybės, ugdyti gebėjimus. Tikrųjų neužtenka tik muzikinio išsilavinimo, reikia ir kitų savybių. Priklauso nuo to, aišku, kaip pasisuka karjera gyvenime ir kokią nišą užėmė tam vargonų pasaulyje, ar esi koncertuojantis vargonininkas, ar daugiau vargonų istorikas, ar, pavyzdžiui, liturginis vargonininkas. Tai jeigu dirbi bažnyčioje kaip liturginis vargonininkas, vargonuoji mišių metu, tai reikia labai gerai išmanyti liturgiką. Bet jeigu esi koncertuojantis vargonininkas, jau tada turi turėti platų repertuarą, labai gerą techniką. Žodžiu, turėti tokias kaip ir lyderio savybės. Nors tas, aišku, svarbu ir bažnyčioje vargonuojant. Tiesa, Lietuvoje ir Lenkijoje ta tradicija tokia yra, kad vargonininkui labai svarbu ne tik mokėti groti ir išmanyti liturgiką, bet ir turėti gerą balsą, mokėti pačiam giedoti, todėl kad mišios Lietuvoje yra neįsivaizduojamas be giedančio vargonininko. Nes dažnai jisai ir chorui vadovauja, ir pats, taip sakant, gieda kartu su choristais, o jeigu choro nėra, tai pats ir atlieka giedojimo funkciją mišių metu. Šių laikų vargonų konstrukcija yra labai įdomi. Vargonai turi ir manualinę, ir pedalinę klaviatūras. Didesniuose instrumentuose yra 3 ar daugiau manualinių klaviatūrų. Norint, kad atsirastų garsas, reikia ištraukti norimo registro traukę, kuri savo ruožtu viršuje esančioje oro dėžėje atidaro sklendę, leidžiančią orui patekti į to registro vamzdžių eilę. Bet tada vargonai dar neskamba. Vargonininkui paspaudus klavišą mechaninių svirtelių ar elektrinių laidų pagalba atsidaro oro dėžėje po vamzdžiu esantis klapanas, kuris leidžia orui pakliūti į vamzdį. Taip atsiranda garsas, kuris tęsiasi tol, kol klavišas yra atleidžiamas. Muzikos klausytojas dažniausiai net neįtaria, su kokio sudėtingumo mechanizmu tenka vargonininkui dorotis, o jeigu tas instrumentas, prie kurio esi tik svečio teisėmis. Jeigu mes žiūrime į vargonų balkoną, į vargonų vamzdžius, mes matom tik tais vieną eilę vamzdžių. Tai paprastai yra principaliniai vamzdžiai. Ir iš tikrųjų, kuo didesnis fasadas, tuo reiškia, kad klaviatūrų yra daugiau. Tai va, bet žmogus tik tiek mato. Bet iš tikrųjų tai yra labai nedidelė dalelė to, kas yra viduj. Nes yra mechanika, yra daugybė vamzdžių, nuo mažiausio vamzdelio, kuris gali būti iš tikrųjų, nežinau, kaip 1 euro moneta galbūt vos ilgesnis už tokį, iš tikrųjų miniatiūrinis, plonytis. Ir gali būti tokių vamzdžių, kurie iš tikrųjų net netelpa per visą ilgį. Juos pastatyti, juos turi lenkti kažkurioje vietoje, pavyzdžiui, 32 pėdų vamzdis, kurį turi sulenkti, kad jisai, žodžiu, galėtų savo visų ilgių skambėti. Profesionalių menininkų vargonininkų darbas nenuobodus, pilnas iššūkių, nes grojant istoriniais vargonais, kiekvienas instrumentas yra unikalus, specifinis, reikalaujantis specialaus pajautimo. Nors, kaip sako pašnekovai, istoriniai vargonai per eilę metų, nebesikeičiant jų mediniai daliai, kelia mažiau rūpesčių nei nauji. Grojant svarbu parinkti vargonams tinkamą repertuarą, bet net jeigu viską apgalvoji, nuotykių neišvengsi. Ko gero, baisiausias kuriozas tai buvo matyti mano vyrui, Vidui Pinkevičiui, kai jisai Liepojoj improvizavo koncertą, visą koncertą improvizavo, gal ir gerai. Ir jam pabaigoje, jau link pabaigos artėjant, kur turėjo kulminaciją augti, dinaminis lygis, staiga dingo elektra. Įsivaizduokit, koks stresas yra. O žinot, kai dingsta elektra ir, pavyzdžiui, groja tuo metu vargonais, tai nėra taip, kad dingo garsas, bet kol visos dumplės nusileidžia žemyn, taigi tas oras išeidinėja, tai vargonai skleidžia neįtikėtinus garsus iš tikrųjų. Ir žmonės pradėjo sukinėti, žiūrėti, kas čia yra, ir jisai nežino, ką daryti, ir bandė vėl motorą įjungti ir išjungti ir nieko. O paskui paaiškėjo, kad tiesiog elektrikai darė apšvietimą gatvės, žodžiu, ten dirbo su fazėm ir kažkokią vieną fazę, žodžiu, iš tikrųjų atjungė. Ir ta fazė kaip tik buvo ta, kuri, žodžiu, motorą laikė įjungtą.
Esame įpratę, kad dažniausiai vargonų muziką girdime bažnyčių erdvėse, tačiau vargonams yra ne tik liturginiai kūriniai. Įdomu, kaip bažnyčia žiūri į pasaulietinių kūrinių atlikimą, ar koncerto programa turėtų būti suderinta su vyskupu, ar pasaulietinių kūrinių galime tikėtis tik koncertinėse erdvėse. Lietuvoje ta tradicija liturginės muzikos ir vargonavimo yra tokia įdomi iš tikrųjų. Nėra tradicijos Lietuvos pamaldose groti solinį vargonų muziką. Tai yra kartais daroma, bet daugiau išimtis. Net ir profesionalūs vargonininkai, kurie vargonuoja bažnyčiose, katedrose, retai tą daro. Dažniausiai tai yra akompanavimas chorui arba giesmių akompanavimas. Gali pats vargonininkas pats giedoti per mikrofoną arba mažoji bažnytėlė atsisukęs, gal net nereikia mikrofono. Reiškia, akompanavimas balsui arba vokaliniam ansambliui. O kitose kraštuose iš tikrųjų yra ta liturgija tokia įvairesnė, kad yra, aišku, ir chorinės muzikos, ir bendruomeninis giedojimas savo vietą turi, bet taip pat ir choriniai, ir soliniai vargonų kūriniai, preliudas, posliudas, tose vietose, kur choro nėra galima įsiterpti laisvai vargonuojant. Tai kartais man tekdavo pavaduoti iš tikrųjų kokį nors ansamblį ar kolektyvą čia jaunų bažnyčioje, kai jie negalėdavo vasaros metu. Tada aš jau išnaudodavau vargonų galimybės, tikrai leisdavau bendruomeniai pajusti. Aš aišku ir pats giedodavau tas giesmes, bet vat tose tarpose, kur galima įterpti solinę muziką, aš būtinai tą padarydavau. Vargonininko profesijai visais laikais netrūksta iššūkių, o štai apie vargonus kaip instrumentą rašoma: išmintingas, vienišas, paslaptingas. Išmintingas, nes yra sugėręs tūkstantmečių kultūrą, vienišas, nes jo nėra su kuo palyginti, paslaptingas, nes jo negalima pamatyti, jį galima tik girdėti, ir štai tada jis atsiskleidžia. Žymus 17 amžiaus vokiečių mokslininkas ir muzikas Anastasijus Kircheris vargonus regėjo kaip kosminės harmonijos atspindį. Tas pojūtis ypač užvaldo, kai klausome muziką atliekamą vargonininkų duetui. Klausytojo ausiai taip atliekama muzika yra tikra dovana. Kartu einantis ne tik profesiniu, bet ir gyvenimo keliu, Vidas ir Aušra yra įvaldę šį grojimo būdą, kai kartu, grodamas vienu instrumentu, gali atstoti visą orkestrą. Yra repertuaras, kuris skirtas vienam vargonininkui, bet taip pat yra repertuaro, kuris yra skirtas dviems vargonininkams. Ir be to labai populiaru, bent jau tokio šaly kaip Prancūzijoje, pavyzdžiui, 20 amžiaus pradžioje, buvo groti vargonais transkripcijas įvairiausias ir buvo iš tikrųjų visas menas, kaip padaryti transkripciją, pavyzdžiui, simfonijos ir ją, tarkim, sugroti vargonais. Todėl, kad patys suprantame, kad vis tiek prie vargonų prieimą galbūt surasti lengviau, kur gali, tarkim, valdyti vienas ar du žmonės, negu, tarkim, samdyti visą simfoninį orkestrą. Tai, pavyzdžiui, įsivaizduokit, kad jeigu vargonai patys iš savęs jau gali diapazonu pralenkti simfoninį orkestrą, tai įsivaizduokit, kas tai yra, kaip, pavyzdžiui, sėdi ir groja du vargonininkai. Iš tikrųjų, su bet kuo nepagrosi iš tikrųjų ir nepagrosi taip sėkmingai. Ir mes su Vidu jau grojame vargonų duetus. Iš tikrųjų, seniau negu mes esame susituokę, mes susituokę jau vis tiek nei daug, nei mažai, 27 metus, tai sakyčiau, kad duetus grojame apie 29 metus, tai vat greitai jau švęsime jubiliejų, 30 metų. Tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje vargonavimas yra nišinės kultūros dalis. Kaip jie atranda savo klausytoją, kokios ateities vizijos, ar šiuo metu išgyvename vargonų muzikos renesansą, ar galėtų būti ir geriau. Vargonai visą laiką pas mus stovėdavo bažnyčiose. Galima sakyti, koncertų salėse galima suskaičiuoti tik tais kelis arba keliolika instrumentų, nedaug. Tai vis tik tais didžioji įtaka bažnyčiose išlieka ir žmonėms, kurie galvoja apie vargonų muziką kaip klausytojai. Reiškia, jiems vargonų muzika asocijuojasi su bažnyčia. Ir jeigu jie nebetiki bažnyčia, mažiau eina į ją, lanko mažiau, tai mažiau jis ir į koncertus. Bet tai nereiškia, kad čia situacija beviltiška. Todėl, kad su tais mūsų virtualiais įrankiais, bandymų pasiekti naujas auditorijas, jaunas auditorijas, mes galime pakeisti tą požiūrį ir pabandyti pristatyti instrumentą, vargonus, kaip ir savarankišką muzikinį instrumentą, kaip visų instrumentų karalių, taip, kuris buvo jau nuo 18 amžiaus taip pavadintas Wolfgango Amadėjaus Mocarto.
reiškia, tie nauji, neatrasti horizontai dar nėra visiškai išnaudoti. Kasmetiniai vargonų muzikos festivaliai, koncertai, popietės, edukacijos, kurių metu galima ne tik gėrėtis vargonų muzika, bet yra galimybės iš arti pažinti instrumentą. Naudojamos visos šiuolaikinės priemonės, kurios padeda pagauti klausytoją. Tad panašu, kad net šiame socialinių tinklų amžiuje vargonai ir jų muzika išsaugo savo tradicinės pozicijas. Visi mes gyvename kur? Internete, virtualioj erdvėje. Tai mūsų klausytojai ten pat ten gyvena. Ir tie mūsų vargonininkai taip pat ten gyvena. Tai vat, mūsų su aušra iš tikrųjų diena prasideda nuo ko? Nuo dalinimosi savo darbu internete, socialiniuose tinkluose ir kitur mes įkeliame vargonų muzikos įrašus. Ir taip darome nuolat, jau keliolika metų. Ir dėka to šitie vargonai žinomi visam pasauliu dabar. Kaip ne tik kaip Vilniaus simbolis, bet kaip Lietuvos simbolis. Kaip ambasadorius tokios muzikinės kultūros tose terpėse, žmonėse, kurie domisi vargoną. Nebūtinai tai yra globalus reiškinys, bet toks nišinis, nes visur, aišku, vargonai yra nišinės kultūros reiškinys pasaulyje. Tai pas mus irgi, bet dar mažiau. Tai reiškia, tie mūsų būsimi klausytojai turi būti atrandami per tuos, reiškia, tuos įrankius, kurie mes turime. Pavyzdžiui, visi mes turime rankose ir kišenėse telefonus. Ir galime tikrai filmuoti, nebus tai labai kokybiškas garsas ar pats video, bet pradžioje tikrai to užtenka, kad tiesiog dalintis to savo darbo. O paskui reikalui esant, augant poreikiams, galima ir tos įrankius tobulinti. Dar šiek tiek reiks palaukti, kol vėl Šventų Jonų bažnyčioje skambės vargonų muzika plačiai publikai. Prie istorinių vargonų šiuo metu dar darbuojasi vargonų meistrai iš Latvijos, kurie neslepia susižavėjimo šiuo unikaliu instrumentu, nebejoja šviesia jo ateitimi ir reikalingumu dar ne vienai kartai.